Sveikos, brangiosios. Žiūrėkit, kas pas mane užaugo šiltnami. Aš tokia daržininkė minimali, bet šį bei tą užsiauginu. Kadangi vertinu ekologiją, tai kas kuo natūraliau. Žiūrėkit, dabar čia liktai sėjau kaip melioną. Ir aš jį dabar pusryčiams valgius, bet matot, koks aitytis. Na, čia turbūt tik pas mane tokia užaugo. Gal yra tokių iš tikrųjų veislių. Taigi sugėriau savo rytinį kokteilį, po kurio iš tikrųjų 2-3 valandas tai mažiausiai būnu soti. Jeigu jums bus įdomu, galėsiu pasidalinti arba parodyti, kaip tai darau per kitus video. Nes rytais aš sunkaus maisto nelabai valgau. O, žiūrėkit, kas čia viduj. Pabandysiu aš jums parodyti. Va, koksai melionas. Melionas. Ir pažiūrėsim, koks jo skonis, kaip lengvai lupasi. Taigi, rytais pas mane maistas yra lengvas. Ir po to paprastai nudaryti sesiją savo klientėm arba jums kuriu kontentą, informaciją dėlioju, kad taip, kad tiesiog jūsų protas primtų. Taigi šiandieną aš bėgsiu ruošti vakarui, paskutiniam vakarui mintis ir tema įsiugdyk įprotį tapti laiminga. Ir duosiu konkrečius patarimus, kaip tai daryti. Tai, brangioji, žingsniukus ir netgi iki maisto produktų, kurie prisideda prie laimės pojūčio. Aš nesakau, kad čia šitas prisideda, bet tiesiog jis pas mane dabar darže užaugo, tai jis man tikrai nepakenks, aš jį suvalgysiu. Tai labai labai kviečiu jungtis. Tas, kurios netgi ir laikot save pozityviom, iš tikrųjų moterim, sąmoningos moteris, bet labai sudėtinga išlaikyti tą laimės pojūtį. Tai greičiausiai galbūt jisai pastatytas ant klaidingų pamatų. Apie mitus aš kalbėjau pirmoje dalyje, susirask, nes įrašai bus prieinami labai labai ribotą laiką. Ir tokius kažką panašaus mokymus artimiausiu metu jau neplanuoju daryti. Dabar tas 3 dalis baigiu. Galbūt dar kokią vieną padarysiu, pasižiūrėsiu pagal savo laiką ir po to, brangiosios, vėl mane pamatysit po 3-4 mėnesių. Ta prasme, su tokiais mokymais, nes aš tik periodiškai duodu tokius mokymus, nes mūsų protas labai dažnai ką gauna tiesiog dovanų, tai yra, jam tai nėra vertinga, nors iš tikrųjų tai informacija, tai yra, aš su savo klientėm jie dalinuosi, jinai yra labai labai galinga, bet mūsų psichika taip sutverta. Jūs, žiūrėkit, turit suknytę, nusipirkot, tai pavyko, nusipirkot už 5 eurus. Ir nusipirkot kitą suknutę už, jau taip solidžią sumą, tikrai keli šimtai eurų, kurią labiau saugosit. Jos galbūt abidvi patogios, abi mielos, bet tikriausiai ir rečiau nešiosit ir labiau saugosit tą, kuri, bet jūs iš tikrųjų įdėjot savo vertę. Tai, brangiosios, susiimkit, aš jums jau duodu dabar nemokamai, bet susiimkit ir pasiimkit maksimumą. Taip? Nes matau iš tikrųjų, kokios užklausos pas mano klientės, su kuo jos ateina. Jos ateina su tais netaisyklingais pamatais laimės pagrindo. Nori to ir to materialių dalykų, bet iš tikrųjų už viso to slypi jausmai. Ir tiesiog tas paprastas, sakykime, gal net nuvalkio tas žodis laimė. Kas tai yra laimė? Taip, labai abstraktu. Bet iš tikrųjų tai yra jausmas, tai yra pakylėjimas, tai yra vidinė būsena. Apie ją aš kalbėsiu šiandieną grupėje Spindintis optimizmas. Tai jeigu dar tu ten nesi, būtinai prisijung 20 val. Lietuvos laiku. Jeigu matai tiesiog jau, čia šiandieną, tai yra 19 diena ketvirtadienį. Po to šitą video, tai tiesiog pasieškok įrašų. Jisai dar, manau, iki savaitės bus paliktas grupėje. Taigi, brangiai, sakau, jeigu esi sąmoninga, bet jautiesi tarsi pastrikusi. Nes va šitas pamatas, apie kurį pasakoju, jisai įtakoja visus kitus tavo pamatus. Santykių, gausos, nes tai yra pasiekmės. Tai, brangiai, sakau, iki.